Labas rytas, Giedrė. Labai Labas, smagu Ada. tave čia matyti. Man irgi labai malonu. Tai ačiū, kad sutikai pakalbėti labai svarbia tema apie psichosomatiką. Ir, Labai išties svarbi šita tema kiekvienam žmogui. mm, ir noriu dar šiek tiek trumpai tave pristatyti. Tai man kažkaip iš karto prisimenu tą, tą jausmą, kada mes susipažinom, tai tylos stovykloj. Ir kažkaip padovanoja gyvenimas paskui dar vieną susitikimą, tada kai Vilniui pasimatėm. Ir prasidėjo ta draugystė. Ir iš tikrųjų, jaučias kaip sielos draugauja. Ir e, tavo analizės, kurias tu darai, tai apie veidoskaitą, apie žmogaus energetiką, yra tikrai be galo subtilios. Ir tai pateikti žmogui apie jį patį ir taip jautriai ir su tokiu žinojimu, tai tikrai didelis menas. Tai noriu tau ir padėkoti už tai. O, Ir jai. Labai malonu dirbti tokį darbą, kur žmonės taip džiaugiasi, o taip atsiliepia kaip tu. Tai labai ačiū, kad tai pasakai, tai inspiruoja ir toliau visą tai daryti. o Nes man kelionės, tai labai patinka tu, mano darbas. pas tave dar vienas talentas didžiulis yra suburt žmonės ir padėt patirt vietas, kurios tikrai labai ypatingos ir kurios labai dvasingos. Tai apie piligriminės kelionės pasakoju, kurias irgi organizuoji. Ir dėkinga esu tau už tas patirtis, kurias dėka tavęs patyriau. Ir Ačiū, kad visą tai patyrėm kartu. Ir kaip aš sakau, per daug aš čia nieko neorganizuoju, aš tik tai siūlau keliauti kartu, kur man labai svarbu, kur man labai gera. Ir tiesiog tos vietos įsiunčia pakvietimus. Visiems, kas turi būti ten. ateina laiškas su pakvietimu. Metas Tikrai, vykti. tikrai taip, metas vykti. Tai pereikim tada prie temos, apie kurią šiandien pasikalbėsim. Tai gal tu gali papasakot, kas yra psichosomatika ir kuo jis svarbi kiekvienam iš mūsų. Psichosomatika į mano gyvenimą atėjo prieš kažkur daugiau nei 15 metų. Ir tai buvo viena svarbiausių, aš kaip galvoju, netgi temų mano kaip asmenybės augimo kelyje. Ir psichosomatika, jinai yra apie tai, kad mūsų kūnas mums nuolat siunčia žinutės apie mūsų vidinės pusiausvyros praradimą. Kad mūsų kūnas dažnai atspindi mūsų mentalinį lauką, mūsų energetinį lauką, mūsų jausmus, mūsų emocijas ir kad tai išeina į išorę, tai kas yra mūsų viduje. Tai psichosomatika išties svarbi kiekvienam žmogui tema, nes visi mes norime būti sveiki, visi norime būti toje pusiausvyroje, o bet kokia liga ir negalavimas yra tarsi žinutė, signalas, kad pusiausvyra viduje yra kažkur sutrikdyta. Ačiū, Giedrė, iš tikrųjų sveikata pats būna svarbiausias turtas kiekvienam etapė ir gal tu gali papasakot, kuo tau šita tema tokia svarbi ir kaip tau pasitarnavo žinios, galbūt gali atskleisti. Šitos žinios man tiesiog prieš tuos daugiau gal nei 15 metų tapo esminės mano pokyčio kelyje. Ir ką aš stengsiuosi ir paskaitoj pasidalinti, kad tai nėra tik tai apie ligų negalavimo priežasčių paaiškinimą, bet kad jeigu tikrai žmogus supras šitą temą iš giliau, tai čia yra gyvenimą keičianti tema, nes po to per tą filosofiją tu jau žvelgi į bet kokią gyvenimo situaciją, į bet kokį gyvenimo įvykį. Tai galima sakyti net
performuoja visą mąstymo struktūrą šita tema. Ir tikrai nemistifikuojant tą sakau, bet labai Mhm. labai atsakingai tikrindama šitą temą jau daug metų. Mhm. Ir man pačiai tai tikrai labai labai svarbi šita tema. Daug galėčiau ir paskaitoj pasidalinsiu iš asmeninės savo patirties, kaip man būdavo, kokie atradimai apie sveikatą šitoj temoj. Tai nenoriu dabar visko išduoti, bet Mhm. tikrai bus įdomu. Ir iš tikrųjų mes neužilgo kviečiam jau prisijungti prie paskaitos, kuri vyks Biržuose. Ir gal tu galėtum papasakot, ko tikėtis iš šitos paskaitos? Tikėtis iš tos paskaitos reikėtų ateiti su tokia atvira širdimi ir mes panagrinėsim iš gan giliai šitą temą. Pasidalinsiu ir per vaikystės patirtis, pakalbėsime apie 5 pagrindinės traumų priežastis, kokios tos 5 pagrindinės vaikystės traumos būna, maždaug kokiam laikotarpį jos gali įvykti ir dėl kokių priežasčių, ir ką tai duoda tolimesniam gyvenimui, mąstymo struktūroje, charakteryje ir galiausiai sveikatai. Ką gali duoti tos patirtys. Tai labai giliai šitą temą paliesime, taip pat pasidalinsiu ir iš savo darbo analizių temos, iš energetikos pusės, kodėl svarbu gyventi savo energijoje ir kokie negalavimai gali laukti, jeigu žmogus negyvena savo energijoje. Iš veidoskaitos perspektyvos paliesime. Tiesiog atvežu koncentratą 15 metų mano asmeninių tyrinėjimų iš daugybės temų šią temą. Tai tikrai labai kviečiu atvykti ir pabūti kartu. Aš dar, žinai, noriu pasidalinti tokiu įdomiu nutikimu, kai mes tik paskelbėm paskaitą ir, kaip sakoma, kad paskaita turbūt pradeda jau vykti tuomet, kai priemam sprendimą, kad eisim į ją. Ir aš naktį susapnavau tave, Giedrė, ir aš sapnau, kad mes kažkaip kalbėjom apie energiją, kaip turėti daugiau energijos, kaip geriau jaustis. Ir aš iš to sapno labai stipriai parsinešiau tavo žinutę ir tas sapnas toks ryškus buvo. Taip. Ir atsimenu, kaip tu pasakei man apie gojų uogas. Wow. Ir žinok, nu, neįtikėtina, bet aš perskaičiau aprašymą, kokia yra nauda šitų uogų. Ir vienas iš dalykų yra imuniteto stiprinimas ir kad žmonės jaučiasi daugiau turintis energijos, kai šitas uogas valgo. Tai čia toks mažytis pavyzdys, kaip galima net ir per sapnus sulaukti tam tikrų dalykų. Ir nusipirkau aš tas uogas, tai papasakosiu paskui, kaip man sekasi su ta energija. Tai tai pavasarinis pastiprinimas ir iš gamtos. Tai Nu, tai nuostabu. Wow, lauksim, negaliu patikėti, lauksim bet tų ir visų labai. įžvalgų, kurios iš tikrųjų ateina, kai mes pradedam klausyti savęs. Taip, iš ties tai svarbu. Tai ką, tai ačiū tau labai. Ačiū ir Ir tau, Meda. Labai, pasimatysim Biržuose. labai laukiu atvykti į Biržus. Mes irgi tavęs laukiam. Ačiū. Iki.